Jeronimas Dryžius ir įsivaizduojamų draugų departamentas. Garsiausias padebesių karalystės slaptasis agentas Jeronimas Dryžius nučiuožė vaivorykštės lanku, peršoko gėlyną, 3 kartus persivertė ore ir nusileido ant slaptų reikaliukų departamento laiptų. Šiandien Jeronimas Dryžius jautėsi puikiai. Vakar jis sužlugdė keblų trolių sąmokslą, įminė blykštančių fėjų paslaptį ir sugebėjo išnarplioti 6 bylas. Tiesą sakant, jos buvo labai nuobodžios. Departamento durys be garso atsivėrė, įleisdamos Jeronimą į didelį aidų holą. Tarp rusvo marmuro kolonų maklinėjantis lankytojai nuščiuvo iš nuostabos. Į agentą išpūstomis akimis įsispoksojo pasiuntinukai ir kitų departamentų darbuotojai. Kolegos agentai prisimerkė iš pavydo. Po akimirkos iš visų pusių atsklido slopus susižavėjimo kupini šnabždesiai. O dievulėliau, tai juk garsusis agentas. Girdėjau, jis vienas pats sugebėjo įsibrauti į trolių irštvą. Susigrąžino prieš 1000 metų prarastas ežero deivių relikvijas. Koks jis nuostabus! Laikykite mane, tuojau apalpsiu. Apdovanojęs gerbėjus spindulingą šypseną, Jeronimas neskubriai nužingsniavo žvilgančiomis grindimis. Paspaudė lifto mygtuką, palaukė, kol durys atsivers, o tada, atsisukęs, nusilenkė iš pagarbos baimės sustėrusiems gerbėjams. Liftas užsidarė ir ėmė lėtai slinkti viršų. Jeronimas pažvelgė į veidrodį, pasitaisė atlape žiūruojantį gvazdiką ir liko labai patenkintas savimi. Viskas nuostabu, kai esi geriausias. Slaptų reikaliukų departamento vadovės kabinetas buvo įrengtas aukščiausio bokšto viršūnėje. Pažvelgęs pro išgaubtus panoraminius langus, galėtum apžvelgti visą padebesių karalystę, o giedrą dieną įžiūrėtum už mėlynų tarpeklių auksų ir sidabrų spindinčias dausas. Slaptų reikaliukų departamento vadovė Medūza sėdėjo už plataus juodmedžio stalo ir neskubėdama sklaidė dokumentus. Keletas lapų sukosi ore laukdami, kol jų prireiks. Pamačiusi agentą Dryžių, Medūza mandagiai linktelėjo galvą. Mažos švinos spalvos gyvačiukės, supančios blyškų vadovės veidą, sutartinai sušnipštė ir ėmė kaišioti liežuvius. Suvodusios pažįstamą kvapą nusiramino ir vėl sugulė tvarkingomis garbanomis. Medūza pakilo iš už stalo, grakščiai čiūžtelėjo grindimis ir per akimirką pasiekusi duris ištiesė Jeronimui šaltą ranką. Malonu tave matyti, bičiuli, pasakė. Nuo jos balso net patiems drąsiausiams agentams nugarą pradėdavo lakstyti baugais šiurpuliais. Ir man malonu tave matyti, nusišypsojo Jeronimas. Jis buvo pasiutusiai drąsus. Kas naujo? Spėju, reikalas skubus ir neapsakomai slaptas, jei jau iškvietei mane į departamentą. Prisėsk, greičiau liepė, nei pasiūlė Medūza. Jeronimas klestelėjo ant aksomų mušto krėslo, pasitaisė ryškiai geltoną kaklaskarę ir oriai atsilošęs užmetė koją ant kojos. Dangiškų migdolų? Pasiteiravo Medūza. Iš tuštumos tuoj pat atsirado sidabro padėklas. Su gulbės pienu, grietinėle, kofeinu? Prašyčiau su kofeinu. Ant padėklo išdygo porcelianinis puodelis, virš jo sūkuriavo garai. Dailus šaukštelis apsuko kelis ratus ir ištirpo ore. Kai Jeronimas paėmė gėrimą, ištirpo ir pats padėklas. Jeronimai. Jis drąsiausias iš visų ir jam niekas nebaisu. Jis puikiausias, nuostabiausias, jis geriausias ir šauniausias. Tai kosminiai pukučiai, tupintis ant karzino, pragydo saldžiais balsais. Užteks, pamojo Medūza. Pukučiai užčiaupė snapus. Reikalas išties rimtas ir svarbus, pridūrė vėl nuplaukdama už darbo stalo.
Įdėmiai klausau, pastatė ausis Jeronimas. Sudėtinga ir sunki misija, kurią galime patikėti tik pačiam geriausiam agentui. Žinoma, koks aš ir esu. Neapsakomo slaptumo misija. Slaptumas mano kraujyje, tugi žinai, bet reikės dirbti nepastebimai. Turėsime sukurti legendą, kuri niekam nesukeltų abejonių. Ką čia slėpti? Aš ir taip esu legenda. Matai, Jeronimai, Medūza padarė reikšmingą pauzę. Jis drąsiausias iš visų. Vėl pragydo kosminiai pūkučiai. Tavo gebėjimų prireikė įsivaizduojamų draugų departamentui. Pūkučiai iš nuostabos nutilo. Jautriausias, nualpęs, persivertė per karnizą ir žnektelėjo ant grindų. Kilo ir lėtai nusėdo rožinių plunksnelių debesėlyje. Įsivaizduojamų draugų departamentui? Susišiaušė Jeronimas Dryžius. Šitiems klaunams? Šitiems pajuokos vertiems kvaileliams? Na, žinai, ne už ką. Palikęs ore kyboti nebaigtą dangiškų migdolų puodelį ir sukryžiavęs ant krūtinės rankas, išdidžiai užrietė nosį. Giliai atsidususi, Medūza vėl įniko į dokumentus. Kelias minutės tvyrojo tyla, kurią trikdė vien slopus vartomus lapų šnaresys. Kągi, jei manai, kad nesusidorosi, teks misiją patikėti kam nors kitam. Kaip tau pavyzdžiui Filimonas drakonas? Ar jis susidorotų? O Anupras žioplelis? Ką manai? Nekaltai pasiteiravo Medūza. Filimonas. Jis pagarsėjęs tinginys ir niektauza. Žioplelis? Net negalvok. Anupras neišnarplėtų bylos net tada, jei ji ateitų prisipažinti nešina įkalčiais. Ir pala. Kaip nesusidorosiu? Kodėl sakai, kad aš nesusidorosiu su šita niekinga misija? Suriko Jeronimas. Apalpęs pūkutis pašoko it nuplikytas. Purptelėjo į viršų ir atsitrenkė į lubas. Ir vėl žnektelėjo ant grindų. Medūza atsargiai pakėlė nelaimingą čiulbonėlį, pakilo į palubę, patupdė jį ant karnizo ir nusileido Jeronimui Dryžiui prieš pat nosį. Vadinasi, sutinki? Paklausė, primerkusi neapsakomai juodas akis. Jų gelmėje šoko ryškios mėlynos liepsnelės. Sklandė gandai, kad ilgai žiūrint į Medūzą galima užsihipnotizuoti ir net pavirsti akmeniu, bet Jeronimas jais netikėjo. Žinoma, sutinku, atsakė, nukreipdamas žvilgsnį į šalį. Visgi tose juodose, melsvomis kibirkštimis pliksinčiose giliose akise kažkas buvo. Jos vėrė kiaurai. Per akimirką išnaršydavo slapčiausias sielos kerteles ir priversdavo nevalingai gūžtis. Džiaugiuosi, kad susitarėm. Medūza apsilaižė blyškių lūpų siūlelį, dvišakių liežuvių ir atsitraukė. Žinojau, kad galiu tavimi pasikliausti. Nusileisk į 3. aukštą, ten tave pasitiks įsivaizduojamų draugų departamento darbuotoja ir paaiškins visą reikalo esmę. Jei prireiks pagalbos, nesikuklink, kreipkis, padėsiu kuo galėdama ir pasisteng būti mandagus. Mandagumas man įgimtas, patikino Jeronimas, o tada pasiėmęs ore tebekybantį dangiškų migdolų puodelį su pasigardžiavimu išgėrė jį iki dugno. Nuostabu kaip visada. Kosminiai pūkučiai šiandien tiesiog nepakartojami, pridūrė nužvelgęs ant karnybizo sutūpusius giesmininkus. Daugiau nurodymų nebus? Ne, mielas draugė, jau baigėme. Norėjau pati išgirsti tavo sutikimą. Medūza nusišypsojo, pasitaisė iš šukuosinos raizgalynės išklydusias gyvačiukės ir spraktelėjo pirštais. Puodelis ir krėslas be garso ištirpo ore. Džiaugiuosi, kad pasimatėme, o dabar keliauk. Tavęs labai laukia įsivaizduojamų draugų departamente. Iki pasimatymo ir sėkmės. Nuoširdžiai dėkoju. Iki pasimatymo. Jeronimas galantiškai sudaužė kulnais ir nužingsniavo prie plačiai atvertų lifto durų. Jeronimai,
tyliai pašaukė Medūza. Agentas sustojo lyg įkastas ir atsižvelgė per petį. Dėl kosminių pūkučių. Pasakiau jiems, kad užeisi ir išmokiau tave garbinti. Lyg tarp kitko išrėžė Medūza. Žinojau, kad tikėsiesi ko nors panašiaus. Ačiū, išlemeno Jeronimas ir įžengė į liftą. Durys švelniai šnarėdamas užsivėrė. Liftas nuslydo žemyn, o Jeronimas stypsojo plačiai pravertą burną lyg paskutinis žioplys. Jautėsi apgautas, tik niekaip nepajėgė suprasti kodėl. Kai liftas sustojo, o duris plačiai atsivėrė, Jeronimą dryžių užgriuvo keistų garsų lavina. Iš kairės cipsėjo, dešinėje kaukšėjo, nuo lubų šnarėjo, iš artimiausio kabineto sklido nedarnus choro balsai. Spalvotais koridoriais, viena siena oranžinė, antra žydra lubos ir grindys išmarkintos žaliais, violetiniais ir baltais ornamentais. Į visas pusės skubėjo daugybė negrabių juokingų būtybių. Ilgais, švelniais gaurais apaugę ilgšiai, minkšti padarėliai, apvalūs it pūkuoti kamuoliai. Tolėliau ilgomis kojomis žirgliojo pora spintos pabaisų. Jos audringai ginčijosi, mojavo rankomis, o plokšti, neišraiškingi veidai neatspindėjo jokių emocijų. Aplink tvyrančiame chaose niekas nepastebėjo lifto tarpduryje stypsančio Jeronimo. Šiek tiek įsižeidęs agentas sušnarpštė ir jau siekė mygtuko, bet iš koridoriaus gilumos atšnirkštė ryškiai mėlynas zuikis, plevėsuodamas pakaklyje kabančios morkos lapais. Agente Jeronimai! Džiugiai suspigo. Pabandė sustoti, bet nespėjo ir čiūžtelio grindimis įsirėžė į būrį baltų piramidės formos padarėlių. Šaidžiai cypdami padarėliai suvirto vienas ant kito. Zuikis pašoko, mikliai sustatė juos aplink save, peršoko ir nutūpė priešais Jeronimą plačiai šypsodamasis. Zuikis buvo toks meilutis, kad dryžius vos susilaikė nepastvėręs jo į glėbę, bet tik atsiduso ir oriai ištiesė leteną pasveikinti. Pūkutis įsikibo ją ir ėmė džiaugsmingai kratyti. Labadiena, labadiena, pašaukė aukštu balsu. Ore pakvipo karamelėmis. Negaliu apsakyti, kaip džiaugiuosi jūs matydamas. Aš esu Nikora Morkytė, įsivaizduojamų draugų departamento vadovė. Labai malonu. Jeronimui pagaliau pavyko išlaisvinti užtirpusius pirštus iš kibių zuikės letenėlių. Nikorama pamojo leteną, kviesdama agentą sekti paskui ją ir nustraksėjo koridoriumi be perstojo tarškėdama. Turiu prisipažinti, esu didžiausia jūsų talento gerbėja, domiuosi jūsų bylomis, nors puikiai suprantu, kad ne visi didingi žygiai pasiekė mano ausis. Skaičiau visas jūsų knygas, o paskutinę Aš esu slaptoji agentūra perskaičiau net 5 kartus. Labai norėčiau gauti autografą, jei tik jūs sutiktumėt.